Šeštoji užduotis. Kuris iš duotųjų skaičių dalijasi iš 3? Kai mes pamatom tokį uždavinį, kada tikrinama, ar mes žinome, kokie skaičiai dalijasi iš kažkokio skaičiaus, tai reikia prisiminti skaičiaus dalumo požymius. Ir vienas iš tų požymių yra dalyba iš 3. Kaip žinoti, ar skaičius dalijasi iš 3 ar ne, nebandant apskaičiuoti to su skaičiuotuvu? Tai yra labai paprasta taisyklė, kad pavyzdžiui, jeigu mes turime kokį nors skaičių 123, aš iš karto žinau, kad jis tikrai gražiai dalinasi iš 3. Ką reiškia gražiai? Be liekanos, taip? Bus tiesiog grynas sveikas skaičius. Tai kodėl aš žinau? Dėl to, kad yra toks požymis. Jeigu skaičiaus skaitmenų suma, pavyzdžiui, šiuo atveju gaunasi 6. Jeigu ta skaitmenų suma yra dali gražiai iš 3, tai ir pats skaičius bus lygiai taip pat dalus iš 3. Tai vat, jeigu paimtumėm su skaičiuotuvu, padalintumėm 123 iš 3, gautumėm 41. Tai reiškia gražus skaičius. Gerai, tai jeigu pagavot, tai čia yra viskas. Galite pabandyti iš tikrųjų su šitą informaciją pagalvoti, kaip spręsti uždavinį sustabdę video. Jeigu ne, tada aš paaiškinu, ką reikėtų daryti toliau. Dabar matom, kad visi skaičiai yra, turi labai daug nulių. Kodėl turi labai daug nulių? Todėl, kad, pavyzdžiui, 10 pirmoji, sakytumėm, tai yra tas pats, kas 10. 10 antroji yra 100, 10 trečioji yra 1000, ir taip toliau. Tai čia reiškia, kad yra labai daug nulių. Tai iš tikrųjų mes apie tai nieko net ir galim nebegalvoti. Sakykime, 3,4 kart 10 yra 34. 3,4 kart 100 yra 340, taip toliau. Vadinasi, mums net nelabai svarbu, kiek ten tų nulių, bet lygiai taip pat mums nelabai svarbu, kad tie kableliai yra, nes, jeigu mes matytumėm gryną skaičių, tai jokių čia kablelių nebūtų, būtų labai didelė skaičiai. Tai pavyzdžiui, čia paimkime 34 ir dadėkime, kad čia yra, pridėkime, kad čia yra labai daug nulių. Lygiai taip pat 29 begalė nulių, 7, 8, 4, daug nulių, 8, 8, 5, daug nulių. Tai ir viskas. Dabar pažiūrim skaitmenų suma 3 plus 4 plus daug nulių, taigi bus tas pats, kas 3 plus 4. Dabar šabloniškai viską čia padarom. Ir 3 plus 4 yra 7. Ar 7 gražiai dalinasi iš 3? Ne, bus baisiai baisus skaičius, braukiam lauk šitą atsakymą. 2 plus 9 yra 11, apskritai šitas skaičius dalinasi tik iš 11 ir tik iš vieneto, tai reiškia, kad šitas skaičius yra pirminis, šiaip ir 7 irgi yra pirminiai skaičiai, tai tikrai B mums netinka, nesidalina 11 iš 3. C atsakymas 7 plus 8 plus 4. Čia gaunasi 12, 12 plus 7 yra 19. 19 vėlgi pirminis skaičius, bet kokiu atveju tikrai iš 3 gražiai nesidalina, braukiam lauk ir jau galime atmetimo būdu pasakyti, kada bus tikrai teisingas, bet patikrinkime. Tai čia gaunasi 16 plus 5, 21. 25 dalinasi iš 3, gaunasi 7. Vadinasi, visas šitas skaičius irgi bus dalus iš 3. Tikiuosi, kad pamoka buvo naudinga. Jeigu turi kitų uždavinių, kurių sprendimus norėtum sužinoti, būtinai parašyk man. Aš pabandysiu nufilmuoti video ir pasidalinsiu juo ne tik su tavimi, bet ir su visa bendruomenė. Taip tu padėsi man ir mūsų bendruomeniai augti reikiamą kryptimi. Jeigu pamokos neužteko ir norėtum individualaus dėmesio, kviečiu tave užsiregistruoti per Calendly platformą į individualią pamoką. Iki greito.